kągi. Bandom važiuoti žvejoti lydekų. Oras tai ne kažką, baisiai didelio ir noro nėra. Bet draugas išvažiuoja į Ameriką, nori pagauti savo 70 lydeką. Mes grįž po naujų, kai bandysim tai įgyvendinti. Kaip seksis, pažiūrėsit. Na ką, atvažiavom savo vaikų darželį. Kol važiavom, galvojau jau, oras bjaurus, bet atvažiavus visai nieko. Lydekins vars. Nu, žiūrėsim, kaip čia seksis. 10 ar 20 pagausim. Na ką, pirmoji. Bildukėlis burnoj. Šeimyna siurbėlykio. Vienas. Nu, nėra blogai, kai po 10 minučių 2 lydekučiai gaudau bildukas. 10 cm, tikrai nėra tokiam telkiny tikimybė didelės lydekos pagauti kažkaip. Nors pernai pagavom porą gražių. Ir žvejom toliau. Antrą. Irgi visas siurbėlykiam apkibus. Iš tos pačios praktiškai vietos. Draugas jau irgi laimingas. 70. Jau lydekų turi šį sezoną pagavęs. Aš kažkaip tai nerašiau, nežinau kiek pagavau. Kažkas panašaus greičiausiai. Bet realiai tai nežinau. Bet kaip nėra vandens, o čia tai ir baisu. Pūkšt. Nu šiandien visas. Jas kažkokios apkėbusios tokie dailį. O ką tu čia valgai? Tuoj pažiūrėsim. Aš žinau, kas jau. Noriu parodyti jums. Crazy Fire Tigeris. Visas gerkliai. Jo. Liuks. Žuvė kimba. Dar vienas. Šį kartą neapkibęs. Riebus lydekutis. O ten draugas tuo metu traukia. Fire Tigeris, bildukas. Gražu. Pūkšt. Ir vėl. Ant kiek griebė tą bilduką, kad jau pražiaunant lenda. Čia man atrodo jau 5, aš jau biškį skaičių pradedu pamesti. Žinote kam? Kame juokas, kad nešėsiu tokią terbą. Pilna ten dėžių masau. O žvėjau tik tai su vienu žuveliuku ir nieką nekeitė. O tą pūslę tampais su savim aptruk. Nu, va taip atrodo bildukas po 7 ar 9 kažkur lydekų. Nu, vat, ką tik nukirto uodegą. Bet va, aš manau, 7-9 lydekas galim pagauti. 7. Šį kartą jau zaptose 12-ukas atėjo į pagalbą. Baigėm žvejybą. Ką aš galiu pasakyti? Tokias buvo kaip mini varžybos. Crazy Fire Tigeris su bilduku. Ką aš galiu irgi dar kartą pasakyti? 10-10. Vienu žodžiu. Tai kaip ir žvejyba sėkminga. Draugiškos lygiosios. Draugas jau pagavo 87 lydekas. Dabar trūksta 3, jau jam iki 90. Įdomiai.